Dantų protezavimas tai dantų protezavimo paslauga, kurios metu yra atkuriami prarasti paciento dantis, stengiantis sugrąžinti visavertę dantų kramtymo funkciją. Šiuo metu galioja nustatyta dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka. Kas gali gauti nemokamą dantų protezavimą? Tai yra asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, vaikai iki 18 metų, asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatytą tvarką yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos. Ką reikia daryti, kad gauti galimybę protezuotis dantis nemokamai? Norėdami gauti dantų protezavimo paslaugas, kreipkitės į Saulės šeimos medicinos centro gydytojus odontologus. Visi duomenys tvarkomi ir registruojami elektroniniu būdu vietoje. Jums papildomai jokių prašymų gydymo įstaigai ar teritoriniai ligonių kasai teikti nereikia. Konsultacijos metu gydytojas odontologas, nustatęs dantų protezavimo pagrįstumą bei įvertinęs dantų ir burnos būklę, užpildys prašymą informacinėje sistemoje, asmuo iš karto bus informuotas apie teisės gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugos įgyjimą arba neįgyjimą. Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo išdavimo datos. Pakartotinai kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas pacientas galės gauti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos. Išimtis yra taikoma vaikams iki 18 metų, asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius ir pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, jei po dantų protezavimo buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir dėl to nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija. Asmenim, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei po dantų protezavimo jiems buvo pakartotinai taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, po kurio nebeužtikrinama minimali kramtymo funkcija. Šie asmenys pakartotinai dėl dantų protezavimo gali kreiptis anksčiau, tai yra dar nepraėjus 3 metų terminui nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos ir paslaugas gauti iš karto. Kviečiame apsilankyti Saulės šeimos medicinos centre ir pasinaudoti galimybę protezuotis dantis nemokamai. Protezuojame nuimamais protezais kaip lanko atraminiai, termoplastiniai, pilni daliniai išimami protezai, nenuimamais protezais, tilteliai, cirkonio keramikos, metalo keramikos vainikėliai. Naudojame tik naujausias technologijas.